Sakai, tu ir tavo 10 broliukų kas vakarą eina rinkti dėžių? Taip ir butelių. Už kilogramą stiklo taros gaunam 10 centavų. Koks sunkus gyvenimas. Yra ir blogiau gyvenančių. Kas ten? Ko jie taip lyšoja? Tikriausiai žaidžia, tiek to. Ne, panašu, kad įsigando. Pažiūrėkim. Kas tam vaikinų daros? Nekreip dėmesio, jis paskutinis kvailys, nesirūpink. Tai pažįsti? Taip, ne. Jis dažnai pas mus lankosi. Visada bėdos pridaro. Gali būt. Nežinau, man atrodo, kad jam tikrai kažkas atsitiko. Nu, pažiūrėt, ar galiu padėti. Iki. Iki. Nusiramink, Pablai. Neleisim, kad tokios nors atsitiktų. Tu atvažiuos greitoji. Einam. Ne, negali būt. Kada? Kai baisu, Dieve mano. Kaip viskas keičias. Ne, nieko nežinojom. Pirmą kartą išgirdom. Gerai, nesirūpinkit. Pranešiu ponui Dunofui. Ačiū, kad paskambinot. Sudie. Sveiki atvykę į mokyklą. Pone Dunofai, dar nežinot, kas atsitiko? Glorija, aš nenusiteikęs klausyti tavo pasakų. Pabaisos dar negrįžo, o man jau bėdų per akis. Kodėl dabar taip susinervinot? Dėl Ačiamendžio. Jis mane privertė į 4. kursą priimti mokinę. O 4. kursas jau pilnas. O kad būtum ją mačius, jei kartu su blogiausia klase elito gimnazijos istorijoje taps mūsų baisiausių košmarų. Tikrai. Pone Dunofai, žinau, kad neturėčiau jums dabar sakyti blogos žinios, nes jūs ir taip susinervinęs, bet jums reikia sužinoti. Manai, kad aš nusiteikęs klausyti tavo pasakų? Ne, jūs kaip visada teisus. Pasakysiu vėliau, kai būsit nusiteikęs išgirsti. Gerai. Neždinkis. Labadiena. Aš Selina Delight. Atėjau užpildyti savo dukters dokumentų. Čia pataikiau? Taip, žinoma, prisėskit. Ačiū. Aš Glorija, sekretorė. Į kelintą kursą eis? Į 2. Galima? Tuoj pažiūrėsiu. Liko mažai vietų. Taip, dar kelios yra. Puiku. Kągi, kuo mokinė vardu? Delight. Bianca Delight. Bianca, pasisveikinkit. Labadiena, ponė. Aš panelė. Kokia išauklėta mergaitė? Taip. Kiek tų metų? Atrodo jauniau, bet jai jau 14. Taip. Sakyk, Bianca, ar nori susipažinti su savo naujaisiais draugais? Žinoma, ji labai laukia, kada prasidės pamokos. Ji labai gera mokinė. Matot, kokius gerus pažymius atsinešė iš kitos mokyklos? Ji labai stropi.